kepsime be cukrų braunį, kuriame dar bus šiek tiek tokių maistinę vertę padidinančių produktų. Na ką, tai einam gaminti tada? Einam. Ką tu darai pati dėl savo sveikatos? Tai žinai, man atrodo, tie sveikatos niuansai dabar yra tiek daug temų, tiek daug teorijų, tiek daug taisyklių kažkokių, dietų ar mitybos planų ir panašiai. Ir kaip žmogui tam specialistui nepasimesti. Tai man atrodo, mano toks ilgametis dalykas, kurį atradau, tai dėl savo sveikatos, tai tiesiog yra girdėti save, jausti save, savo organizmą, savo kūną, savo pojūčius. Tam tikros gyvenimiškos patirtis gal man tai davė toks dalykas kaip gestacinis diabetas, nėštumo metu, kaip tiesiog balansavimas ties svoriu, gera savijauta ir panašiai. Tai tas, kai tu pradedi nežiūrėti kažkokias taisyklės, o girdėti save, jausti save, duoda labai daug tavo sveikatai, nes tu tiesiog gali padaryti tai, kas geriausia tavo organizmui, o ne tai, kas ten pagal kažkokias teorijas yra būtina. Taip. O ką darai dienos metu, ar ne? Ar turi kažkokią savo ryto rutiną, vakaro rutiną? Tai iš tikrųjų, čia toks dar gal vienas dalykas, kas susijęs su sveikata, tai visiems mums dabar mūsų ritme labai svarbu saugoti savo nervinę sistemą. Tai turi būti tokie ryto ritualai, labai stengiuosi, kad būčiau ryte visų pirma viena, suvalgyčiau savo, sočius pusryčius, kad pasidaryčiau savo kažkokią veido rutiną. Dabar vėl grįžau, vienu metu buvau apleidus, tai išjudinti limfą su sausom šukom. Tiesiog tokie dalykai, arba tarkim vakare, kai atrodo ir galėčiau dar darbus kažkokius nudirbti, kol vaikai miega, ir čia gal dar prie kompo pasėdėčiau, bet ne, aš turiu tą šventą taisyklę, kad jeigu mano vaikai užmiega, aš galiu peržengti kažkokią netvarką ir nueiti savo ramia širdim žiūrėti serialą, skaityti ar kažką daryti tai, kas yra tiesiog man ir mano nerviniai sistemai palanku. Skanaus. Na ką, keliaujam prie antro recepto. Papasakok, ką pagaminsi šiandien. Tai pasigaminsim kartu mes tokius labai greitus, skanius, maistingus pietus. Aš visada skatinu, irgi čia gal tokia minimali atrodo investicija į savo sveikatą, bet darytis kažkokius paruoštukus. Tai yra, jeigu mes turim vasarą, tai sezoninės uogas mes ne tik tai tipinės braškės su cukrum susišaldom, bet ir kokias vyšnes kaimiškas be kaulių, kurias galėsim įsidėti į savo kokteilius ar naminius ledus, darytis pesto. Ir pesto ne tik iš pirktinių kažkokių žalumynų, bet iš savo, močiučių ar savo pačių augintų žalumynų ir jų kotelių, kuriuose irgi yra labai daug maistinių medžiagų ir tuo pačiu mes neišmesime, o sunaudosime visus likučius. Tai aš turiu savo gamintą pesto ir gaminsime pilno grūdo makaronus su pesto, mozzarella ir pomidorkais. Atrodo labai skaniai, pradėkim. Tada išsiverdam dabar makaronus. Šiek tiek sodresniam skoniui berime kietojo sūrio. Mozzarella jau gali būti vėsi, neturi čia tirpti ant makarono, nes suteiks tada kitokios tekstūros. Dar daugiau skonio. Praturtinti savo kasdienę mitybą. Tai aš pati pasiruošiu tokius sėklų paruoštukus, čia yra moliūgų sėklos, sezamo, kanapių branduoliai. Tai irgi šiek tiek kasdieną. Labai skanus, aromatingas, estetiškas, gražus patiekalas. Ačiū. Pasigaminom per kiek laiko? Per 15 gal minučių, ar ne? Maks, čia jau, man atrodo,
Tikrai super. Skanus. Paskutinis receptas. Karina papasako, ką gaminsim šiandien greitai ir sveikai. Tai kadangi yra vasara ir su mūsų lietuvių virtuvėje dažnai karaliauja grilio visokie receptai, mėgstam kažkokį gaivumą, klasika kokie ten pomidorai, agurkai, grietinė, tarkim, salotas, bet aš noriu šiek tiek kitokio stiliaus, bet panašaus skonio, tik tai kiek gal sodresnio, tokio aitresnio, padaryti salotas su natūraliu jogurtu. Skamba lengvai, turėtų būti ir greitai, sveikai. Pradėkim. Tai mums reikės agurkų, čili pipirų, česnako, laimo, galima panaudoti pesto. Kas mėgsta labai aštriai, galima naudoti dar šiek tiek kažkokio kito aitraus padažo. Daug kalendros. Jeigu kalendros nemėgstam, naudojam kitus žalumynus, alyvuogių aliejus, druska, pipirai ir mėgstami prieskoniai. Kalendros negalima labai stipriai smulkinti. Ir tada, kadangi pas mus yra nelabai tokių mėgstančių aštrumą, tai aš sėklas išimsiu. Kas mėgsta aštriau, sėklas mes paliekam. Esu nekartą mačiusi, kad ir sportuoji namuose ir darai tai gana dažnai. Gal gali papasakot, ar tai keičia tavo savijautą dienos eigoje? Tiesiog būdama 2 vaikų mama, pradžioje aš dažnai suprasdavau, kad galvoju, gal vėliau pasportuosiu, nes dabar neturiu laiko, reikia vaikam ten kažką padaryti. Gal šiandien nesportuosiu, nes šiandien aš jaučiuosi pavargus. Ir tada supratau, kad jaučiu, kad mano kūnas yra silpnesnis. Ir galvojau, ką aš galiu tokio sugalvoti, kad ir manęs neapkrautų tą mintis, kad man reikia sportuoti judėti. Ir tuo pačiu, kad aš visgi palepinčiau savo kūną į tą mankštą. Ir aš pradėjau sportuoti trumpas treniruotės. Jeigu aš turiu laiko, tai bus pusvalandis, neturiu laiko, bent 10 minučių. Gavosi tikrai labai skanios gaivios salotos ir įspūdingai per trumpą laiką. Ačiū. Labai greitai. Taip, ačiū tau labai, kad buvai. Iki kitų kartų. Ir skanus.